Šią pirmąją pavasario savaitę MKL Pulsas fiksavo įvykius berniukų krepšinio čempionate pirmasis iššūkis, kur kovėsi Vaidos Pacauskienės SKM 2001-2 ir Vilniaus krepšinio mokyklos 2 komandos. SKM 2001-2 komanda nesenai vykusiame susitikime su ta pačia Vilniaus krepšinio mokyklos ekipa nusileido varžovams nemaža taškų persvara. To nepamiršę SKM auklėtiniai nuo pat pirmųjų rungtynių minučių siekia revanšo. Vaidos Pacauskienės auklėtiniai stengiasi palaužti priešininkų gynybą ir sustabdyti jų puolimą. Pirmoji varžybų pusė klostėsi gan vangiai, abi komandos sunkiai pataikė iš po krepšio. SKM komandos žaidėjų klaidos neleido jiems išsiveržti į priekį. Trenerė Vaida Pacauskienė savo auklėtinių žaidimą įvertino ne itin gerai, nes klaidos sutrukdė pelnyti reikiamus taškus. Vertinu prastokai, labai daug klydom. Tokiose, sakykime, vietose, kur visai nereikėtų klysti, ir žingsniai, ir sustojimas prie centro vidurio, ir kojų apsižergimas, ir net kovoti kamuoliai. Tai tiesiog kažkokia ar baimė, ar susikaustymas, ar kažkas buvo, kad tiesiog kvailos vaikiškos, sakykime, pirmokų lygio klaidelės, kurių nereikėtų jau daryti 5 klasėse. Po ilgosios pertraukos SKM 2001-2 komandos žaidimas pagerėjo. Greitesnės atakos ir taiklesni metimai leido kiek sumažinti persvarą. Tačiau jau buvo per vėlu ir po 4 kėlinių Vaidos Pacauskienės krepšininkams teko ir vėl pripažinti Vilniaus krepšinio mokyklos 2 ekipos pranašumą. SKM auklėtiniai nenusimena ir aiškiai žino, kur reikėtų gerinti savo žaidimą. Sekėsi nelabai gerai, nes žaidėjai praleisdavo daug įmetimų ir šitie centrai nepadėdavo. Pas juos buvo lyderis 4, jis labai gerai prasiveržinėdavo, atitraukdavo mūsų kraštus ir tiesiog prasiverždavo greitai. Na, buvo tokių vaikiškų klaidų, netikslūs pasai, žingsniai, nepataikymai iš pakrepšio. Mes neapsigynėm 2 jų lyderių ir jie laisvai galėjo įmesti iš pakrepšio, centrai nepadėjo gynybai baudos aikštelėje. Žadam neužmigti ant laurų, bandysim ištaisyti tas klaidas, žingsnių klaidas, metimo klaidas ir visa kita.